Sveiki sugrįžę į mano kanalą, žiūrovai. Įdomu aplamai, ar yra naujų žmonių, kas mato mane pirmą kartą. Jeigu yra tokių, parašykit komentaruose įdomumo dėlei, kaip radot šitą kanalą. Tikrai įdomu. O prieš pradedant epizodą norėčiau pasidalinti vieną istoriją. Kolega Antidienų nusipirko Audi. Taip, Audi. Tokių draugų aš irgi turiu. A6, universalą, iš Lenkų. Šiaip buvau mašiną pasižiūrėti ir pats gyvai jau Lietuvoje. Tikrai faina mašina, nieko blogo negaliu pasakyti. Įdomumo dėliai patikrinom, aišku, VIN-kodą Car Vertical. Tai galiu parodyti, kaip mašina atrodė pirkimo metu. Nieko negali pasakyti, tikrai daili kasdieninė mašina. Pats su tokia net lakstyčiau kasdien. O čia jau viršui galite pamatyti, kaip jinai atrodė prieš tai. Lenkai nupirko, sutvarkė. Čia sprendžiant iš fotkių, man atrodo, mašina buvo iš vokiečių. Vokietijoje važinėta ir atsitiko toks incidentas, kad buvo priparkuota mašina prie namo ir, matot, nukrito medis. Nunešė pusę namo beje ir nukrito taip pat ant stogo audinės. Šiaip tai atrodo žiauriai, taip pagalvojus, bet audinė visai neblogai atsilaikė, galiu pasakyti, nes atrodė iš vis blinas. Tai sugadinimai nepasakyčiau, kad čia labai žiaurus, iš tikrųjų tie stogai pakankamai lengvai keičiasi. Tai mašina buvo atstatyta ir dabar jau atkeliavo į Lietuvą. Visą kitą, rida, viskas yra žaliai dega, tai net nėra prasmės žiūrėti, realiai vat, žala iškart buvo pažymėta, viską matom. Tai kad prieš perkant automobilį visada pasitikrinkit Car Vertical ataskaitą ir sužinokit jos pilną visą istoriją. O pasinaudoję dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą. O dabar važiuojame į epizodą. Kalbėsit man visi, pamatysi, kalbėsit visi. Tai kad rusiškai? Nu, tai matei, žinai, išmoksis, aš nemoku, išmoksis. Čia jisai taip sako? Ja, tai jis sako, išmoksim. O jis pats lietuviškai kalba? Biški. Nu, svarbu padėtų mums dabar. Nors ir kiniškai tegu kalba. Ir žodžiu, paskutiniai patepimai, kaip sakoma, reikia staklės persikraut. Atvažiavom su busu, bet busas užstrigo, neužvažiavo, tai čia teritorijoje radom žmogų su traktorium. Paprašym, kad padėtų pakrauti, tai užvažiuos jisai čionai ir įsimesim staklės ir vešim iki naujo serviso. Bet tai žiūrėk, čia jis užvažiuoja easy, iš vis net netrailina. Senasis kodas, jeigu ką, irgi veikia. Nu ir ką tu manai? Nedokris? Ne. Tikrai? Nuostabiai. Nu, aš tikiuosi. Tai važiuojam su busu. Tenai aš Audi patrauksiu ir iškrausim jį. Дрифтежик. Опа, пошел. Покраутас. I'm not entirely sure when opening these doors. Grįžtam prie Porsche. Ne taip viskas ir blogai, kaip galvojam. Aišku, mašina yra sena. Tai turite suprasti, kad kai kurie dalykai tiesiog nuo senumo jau yra sutrukinėję, kaip kai kurie žarneliai, vakuumo šlangos, jau matau, Dainas po biškį pradėjo viską keisti. O šiaip daug maž, viskas čia atrodo tikrai padoriai, kažkokios labai stipriai chaltūros nėra. Tai realiai iš keičiamų dalykų keičiasi pilnai visa stabdžių sistema, visi 4 diskai, kaladės, davikliai, žarnelės. Jo, vis tiek su šitą mašiną važinėsim, tai
tokie dalykai turi būti visiškai nauji, aš skaitau. Vandens pompa, matau, buvo keista, bet tas ir keista, nes pats termostatas šiuo metu neveikia. Jisai visą laiką lieka atidarytas, užstrigęs jisai yra, nes mašina nepašyla iki darminės temperatūros. Tai jau esu užsakęs kitą termostatą, tuo pačiu užsakęs visus tepalus, visus filtrus, keisim alyvą ir dėžiai, ir reduktoriui, ir tuo pačiu pakeisim vairo stiprintuvo skystį ir stabdžių skystį. Ratlankiai, nors man šitie ir patinka, čia yra 16, bet manau vasarai uždėsim 18 kažką šitos paliksim žiemai. Galia čia šonė irgi ta pati istorija su PPF, reiktų perkliuoti. Nu ir pagrindinė gal problema, kur tik šiandien radom žmogų, kuris mums padės, tai yra su šito stiklu. Ir bėda yra tame, kad šitoje vietoje atšoko klijai. Ir kai plauni, pavyzdžiui, mašiną arba kai stipresnis lietus būna, tai visas vanduo lašo tiesiai ant sėdynės. Tai porą vietų skambinau, kas užsiima stiklais, tai žmonės tiesiog žino šito modelį, sako, nenori apsiimti, nes gali trūkti stiklas, tai nenori nešti ant savęs tokios atsakomybės. Bet šiaip netai radau vieną žmogų, kuris turi rytoj atvažiuoti, tai tiksliau pirmadienį turi atvažiuoti, šiandien pas mus penktadienis. Ir sakė, kad pamėgins padaryti. Tai pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Tikiuosi, nereikės ieškoti kito stiklo, nes problema yra, jau, kiek žinau, naujų jau nebegamina. Tai kol kas planas yra toks, sutvarkyti jį techniškai, kad su juo galima būtų važinėtis, o po to, manau, kokį vasario mėnesį, gal net kovo, išardysim saloną ir pilnai persisim. Jau apsisprendėm dėl spalvos. Tai darysim nebe juodą odą, kaip sakiau praeitam epizode, o darysim iš tamsiai rudos spalvos. Visas salonas absoliučiai persisiuvinęs. Greičiausiai, kad šonai, aš manau, bus iš alkantaros padaryti, su prasiovimais palei kantą. Sėdinės šonuose bus ruda oda, o per vidurį darysim rombikais tokiais su perforacija. Stoikės lubos greičiausiai bus juodos spalvos, kaip ir yra. Tik persiusim, dabar čia yra oda, o padarysim iš verstos odos. Važiuosim į regitrą ir priregistruosim vos šitais numeriais. Bus bomba. Lengvas update'as, kas vyksta, pagaliau nuėmėm stiklą. Yra reikalų čia su tuo stiklu, žinokit, nes jisai gaunasi, suspaustas yra tarp rėmo ir spoilerio, iš apačios yra rėmas, o iš viršaus užsideda spoileris, per vidurį lieka stiklas ir šitie du dalykai prisispaudžia su varžtais. Ir kadangi čia visur yra aliumas, tiek yra ir aliumas spoilerio viduj, prie ko prisisuka, tai visi šitie varžtai oksidavosi. O užsioksidavęs aliumas patys žinot. Ir tu negali čia nei trankyti, nei kažkaip pjauti, žodžiu. Tai pakankamai pavojingas reikalas, nes bet kokiu momentu stiklas gali subirėti į bagažinę. Kitas dalykas, kai pjauni stiklą, jis buvo suspaustas ties šitą vietą. Čia stovi toks moldingėlis, kuris yra realiai užvalcuotas. Ir netaip jį paprasta nuimti, nes jisai remiasi į kėbulą. Šiaip netaip meistrai nuėmė, bet dabar gaunasi situacija tokia, kad reiktų atrestauruoti. Jis šiaip ir prieš tai reikėjo, matosi, kad prieš tai dėjo stiklą ir niekas to nedarė. Reiktų nuvalyti visus klijus, perdažysime juodą matą kartu su moldingėliu, o po to jau atvešiu, prikliuosim čia ant vietos stiklą, duosim jam pradžiūt kokią dieną, dvi, kad jau tikrai ir tada uždėsim bagažinės dangtį atgal į vietą. Čia va vienas
liko sriegis, apie kurį ir kalbėjau. Jis greičiausiai, kad kaip matot, kreivai buvo prisuktas ir dar plus prie viso to užsioksidavo, tai atsuk dabar nepavyko, tai nugrėžim tiesiog galvą ir išėmėm taip. Kaip ten tavo mažytė sakė? Su tais vokiečiais. Kas pas mus su termostatu buvo? Tai termostatas pakeistas. Ten buvo, yra toks vaštuvėlis, kur temperatūrą reguliuoja, dėl to tau šalta buvo važiuoti. Tai ten... Tai mes jį jo ten pataisėm irgi. Čia kaip būdavo kitose modeliuose ežiukas? Ar... Ne, žiūkas. Kiaušai. Kiaušai. Jo, čia nėra kiaušai. Padangos naujos, stabdžiai pakeista, stabdžių skystis pakeistas, Taip, radiatorius ten pataisytas. Ten filtras naujas, beliko dabar išpilti senus tepalus, vairo stiprintuvo skystį irgi užpilam naują. Ir norėjau pasakyti, kad viskas, galim užkurti ir važiuoti, bet pamiršau vieną svarbaus fakto, kad nėra dar lango gale. Galvojom dėl viso pikto dar dangtelį perdažyti, bet tai pažiūrėjom po to, kiek čia reikalų yra iš tikro jį nuimti. Tai šiam kartui ne, bet kada nors, kai reikės keisti tarpinės. Būtinai. Tepalai pas mus yra nuo Hado. Pasirinkom būtent 5 kem ir į Porsche senus kaip pilot reikia būtinai žiūrėti, kad būtų A kem specifikacija. Tai jinai vat, čia vat, yra vat, apačioj, būtent Porsche. Kiek čia 6,5 litro telpa, man atrodo, jo. GL4 758 čia eina į dėžę. Čia dėžė ir difas yra kartu viskas. Paimta yra 3 litrai. Ir vat šitie du yra į vairo stiprintuvą. Reiktų dar pasakyti turbūt, kad bovas buvo kiauras, kai važiavom. Aš jaučiau, kad kažkas yra, kažkas švilpaujo po kapotu, kai dugną paspaudė. Tai pakeitėm į naują ir iš tikro įdomu, net kaip dabar po visų šitų tvarkymų mašina važiuos. Spėju, kad turėtų žymiai pagerėti visą situaciją su važiavimu. Tai yra magnetas. Ant magneto nieko nėra. Labai gerai. Tai gerą nupirkom. Tai biškai pastumsim iš kolonėlės išsivarys. Čia tipo yra taip gerai padaryta, kad stabdžių ventiliacija tokia sugalvota. Ir čia žiūrėk, per čia ateina oras. Wow. Bet kaip įdomu, ne turbo turėjo? Kaip galvoji? Negaliu, Ar čia tik pas negaliu turbo? tau atsakyti šitas klausimas. Kas turit ne turbo versiją? Pasižiūrėkit pas save. Bet taip pakankamai paprastas sprendimas, ne, ir veikiantis realiai. Nu, sukt? Sukt? Dabar prisiminiau tą video, kur merga инструкторя мокина дрифтинг. То есть максимум, да, что мы делаем, это вот руление там какое-то. Педалирование. И все. А ситуация возникает, и нужно резко включить организм на отработку чего-то, да, там резко. Там или силовой какой-то прием, да,
или там еще что-то. Раз объехал, два объехал, раз, два, три, раз, два, три. Ну, курк. Svarbiausia yra nebijoti. Ir kai nebijai, žinok, viskas gerai. Tu nori pasakyti, kad čia visą laiką buvo kompaktės, aš važiavau visą kelionę tyloj. Būtent. Matai, biškai dabar spaudai, jau, ble, viską duoda. Tada parbovo viskas jau. Ir nėra švilpimo garso to iš po kapoto, kaip buvo prieš tai. Nu, nes kiauri bus pas ją parbovo. Jo. Pažiūrėsim, ar LSD dirba. Dirba. O, seniai. Autopilotas? Nu. Veikia. Blemba veikia, patraukia gazą, palauk to. Nežinau, kaip veikia, to išsiaiškinu. Ja. Nu va, dar ir autopilotas veikia. Įsijungčiau jau, viskas gerai. Nuorinom sistemą, pečiukas veikia, termostatas veikia, lemputė Veikia. rakte veikia. Ventikai veikia. Lauksim rytojaus, pakeisim stiklą ir viskas, važiuojam į regitrą.